Sveiki visi. Ačiū Mantui už įžangą. Nereikės man jau prisistatinėti ir prasistatinėti patyrusių bankininkų, kur industrijoje dirba tikrai ne vieną dešimtmetį. Pradžiai iš tikrųjų techniniai dalykai, ar ne? Prašom auditorijos uždavinėti klausimus. Slaido platformoje tik mes čia turime hashtagą CoreTech, ne Core 2025, kas yra anoje salėje, ne, o CoreTech. Ir aš esu paleidęs dar vieną apklausą, ar per pastaruosius 12 mėnesių dėl komercinio turto esate prašę finansavimo komercinių bankų. Tai tiesiog įdomu patikrinti salės temperatūrą. Tai prašau reaguoti, atsakyti ir tiesiog eigoje aš pažiūrėsiu, iš tikrųjų pakomentuosiu ir vėliau paleisiu dar kelias apklausas. Kaip ir minėjo Mantas, mes NT investuotojai ar ne, NT rinkos dalyviai neįsivaizduojame ar ne projektų įvairiose fazėse be finansavimo. Koks tas finansavimas turi būti? Mes dabar kalbėsime apie tradicinius ar ne bankus, vėliau bus alternatyvus finansavimas ir bandysime atliepti klausimą ar ne, kaip būti bankiniu klientu, kokie yra kriterijai norint būti bankiniu klientu. Tai pradžioje iš tikrųjų pradėkime diskusiją paprastai ar ne nuo 2024 veiklos. Konkrečiai ar ne kiekvieno jūsų paprašysiu pakomentuoti, kaip jūsų NT portfelio prasme atrodė 2024 metai finansavimo prasme ir ko jūs laukiate iš 2025 šitų metų ir ateinančių metų. Tai galima gal Giedriau pradėti, tada ir po to Gediminas ir po to Martynas. Trumpai. Pauliau, ačiū labai, kad pasikvietei. Visada smagu būti tokioje kompanijoje su būsiais kolegom, gal ir būsimais, tai aš tikrai labai dėkingas, nes ir iš jūsų išvalgų, tai iš pačių jūsų gali daug gauti. Aš gal trumpai apie OP, mes esame išskirtinai verslo bankas, priklausom didžiausiai Suomijos finansų grupiai. Šiaip mūsų strategija dirbti su didžiausiom ir sėkmingiausiom vidutiniam įmonėm. Ir tą strategiją čia planuojam įgyvendinti su augimo perspektyva. Šiuo metu turim verslo portfelį apie 1,4 milijardo plius minus. Tai aišku, jis yra labai diversifikuotas ir NT dalis sudaro, sakyčiau, tam tikrą, gal neženklę dar dalį, bet norėtume ją padidinti. Tai čia tokia mūsų toks matymas, pastaraisiais metais gal ir nebuvom tas aktyviausias žaidėjas. Aišku, tai lėmė ir Suomijoje, ir galbūt Pabaltijai tos nuotaikos niūresnės, bet visgi tos įvairios turto klasės mums labai įdomios ir pastarieji čia metai gal nebuvo tokie iš mūsų pusės aktyviausi, nesam tas market makeris kol kas, bet tą fokusą norim didinti. Ir tai tikrai, sakyčiau, tradicinės turto klasės mums labai įdomios. Tiek biurai, tiek logistika, sandėliai. Aišku, dabar yra PPP, čia gal šiek tiek kita tema, infrastruktūra, bet mums tikrai labai įdomu ir norime čia plėsti savo kompetencijas ir augti. Tai šiaip portfelis tikrai turim nemažai, gal prekybinio daugiau turim, komercinio turto, ofisų taip nuosaikiai, kažkiek sandėlių, bet jis yra diversifikuotas. Bet noras augti ir jį auginti ir, kaip sakytas, kompetencijas rinkoje taip pat. Tai toks trumpas komentaras apie 24 metus. Mūsų domina labiau perspektyva. O Giedriu, gal trumpai pakomentuosiu, tiek salė ar ne, salėje sėdė ar ne verslų atstovai ir matau iš apklausos atsakymų, kad per pasinius 12 mėnesių tikrai aktyviai ar ne klausė jūsų dėl galimo finansavimo. Taip. Kiek augint norit portfelį, ar ne, 25 ar 26 metais, ar procentiškai numatė, ar tiesiog kokios gairės yra pas jūs? Nu, aišku, žiūri konkurentų, žiūri rinką, jinai augo turbūt sparčiausiai čia Europoje, Nerijus tą patį patvirtino, patys matom statistiką, nu čia neįtikėtini metai buvo, galbūt bus panašus ir kiti, bet faktas, kad vis tiek mes esam Skandinavijos kultūros dalis, Suomijos, tai sakyčiau, daug dievė 5, 7, 8, tai bus labai gerai, tai mum kaip ir ok būtų. Ačiū Giedriui. Gediminai, jeigu gali pakomentuoti Luminor banke vyraujančias nuotaikas. Taip, sveiki visi. Tai jeigu žiūrinti 24 metus, bendrai, sakykime, verslo paskolų portfelis išliko panašiame lygyje. Nekilnojamo turto
paskolos yra didžiausias segmentas šiuo metu pas mus ir didelių pokyčių 24 irgi nebuvo, net žiūrint per šalis Lietuva, Latvija, Estija išliko labai panašios proporcijos. Tai sakyčiau, esam tokiam status quo, galbūt įdomu, kad lyginant 3 šalis, kad pavyzdžiui Estijoje esame suteikę daugiau paskolų negu Latvijoje, tai kažkiek parodo galbūt tą rinkos aktyvumą. Žiūrint į priekį, matom, kad tas ciklas keičiasi, palūkanos mažėja, tarp pirkėjų ir pardavėjų atsiranda didesnis konsensusas, tai tikimės daugiau sandorių, aktyvesnės, likvidesnės rinkos ir atitinkamai siekiam auginti savo portfelį ir, sakykime, nepaisant tų geopolitinių rizikų, kurios vis tiek išlieka, neturim, sakykime, užsienio investuotojų, bet žiūrim pakankamai pozityviai ir planuojam tiek bendrą portfelio augimą, tiek NT paskolų augimą. Bet kaip pats sakai, ar ne palūkanus mažai, ir matom ženklų ECB, ar ne, ženklius ECB kirpimus ir kaip Nerijus sakė, planuojama šiais metais dar bent 3 ir kad bazinės palūkanų normos pasieks apie 2%. Ar tai turi didelės įtakos jūsų diversifikacija ir kad NT dalis gali augti, tiesiog, kad mažiau rizikos, ir esmės mokesni klientai gali būti? Ar tai turi didelės prasmės, didelės įtakos portfeliui? Bendrai, sakykime, bankas vis tiek diversifikacijos tikslais turi nustatęs tam tikrus limitus, kokią dalį gali skolinti būtent vienam konkrečiam sektoriui. Tai taip sakyčiau, tiesioginės įtakos nėra, bet visą laiką analizuoji projektus, jų pajėgumą aptarnautas paskolas, tai didesni skolos lygiai ar kažkokios rizikingesnės struktūros prie žemesnių palūkanų galimas. Supratau, dėkui. Na ir Martynai, kas pas jūs bankė? Dėkui, tai iš tikrųjų turim kuo pasididžiuoti ir kuo pasidžiaugti. Praėjusiais metais Swedbank nekilnojamo turto paskolų portfelis pasiekė 1 milijardą eurų ir tapom didžiausių finansuotojų Lietuvos rinkoje. Kad tokio truputį konteksto įvesti, tai iš viso bankinis finansavimas komerciniam nekilnojamam turtui Lietuvos banko duomenimis 9 mėnesių sudaro apie 3,1 milijardo eurų ir yra didžiausias iš visų finansavimo nekilnojamam turte segmentų. Tai Swedbank... Tai jūsų skyrių jau galima vadinti vienaragių bankė? Tam tikrą prasme galima, jo. Tai ta rinkos dalis išaugo iki 31%. Bet jeigu žiūrėti, kiek suteikėm naujų, gal ne naujų paskolų, o kiek iš vis nekilnojamo turto portfelis išaugo, tai jis išaugo apie 250 milijonų eurų per praėjusius metus, kas tikrai buvo toks neeilinis ir įspūdingas augimas. Tai jaučiamės labai prisidėję prie rinkos ir matėm bent jau pagal statistiką Lietuvos banko, kad čia tikriausiai didžiąją dalį viso rinkos augimo ir lėmėm. Pliusas yra tas, kad nepaisant šitų augimo skaičių, sugebam išlaikyti tikrai aukštą portfelio diversifikaciją. Nekilnojamas turtas, energetika, prekyba ir gamyba sudaro apie panašią dalį, ten apie 20% nuo klientų limitų. Tai diversifikacija išliko aukšta ir tuo pačiu išliko labai aukšta portfelio kokybė. Jeigu žiūrėti į NT segmentą, tai pradelstų paskolų realiai ten neturim. Tai čia galima būtų palyginti tikriausiai su kitais finansavimo alternatyvom ir ten irgi pasidomėti, kokia dalis paskolų yra pradelsta ir kokio to priežastys yra. Tai žiūrint į ateitį, tai ir planuojam išlikti tikrai aktyvių rinkos žaidėjų ir turim to apetito augti ir toliau. O kiek tai, aišku, viskas priklausys nuo klientų poreikių, nes patys vakuume neaugam. Supratau. Ačiū už atsakymus. Džiugu matyti, kad tendencijos pozityvios. Ar gal trumpai tokį intarpą padarysiu, ar ne? Kas liečia komercinį turtą, tai Baltijos šalyse, ar ne, šiais metais prognozuojama, renkama, finalizuojama statistika, ne šiais metais, 24 metai pasiekė apie milijardą. Tai priklauso, kaip traktuosi metų gale sandorį įvykusi Technopolio sandorį, bet vis tiek apie 800 milijonų ar milijardas yra daug, čia komercinio NT turto. Ir daugiausiai dominavo
Lietuvoje apie pusę to sudaro, daugiausiai dominavo biurų sandariai. Po to, aišku, standartinis retail 30% ir tada logistikos sektorius 10%. Tai aš norėčiau pereiti mūsų diskusiją apie turto klases finansuojam. Ir mes kaip visada ar neklausėm, ar ne, kaip iš fondo pusės, kai analizuojame ar ne, tai kai kreipiamės pas banką, tai kas šiais metais pas jūs yra geidžiamiausias turto klasė, kurį norite didinti ir kas yra tas bjaurusis ančiukas, kurio norite atsikratyti, ar refinansuojant, tiesiog sakot, pagaliau ateis refinansavimas, kai mes jau šito produkto neimsim į savo portfelį. Tai gal Gediminai pradėti, jeigu gali, ir po to matysim, ar ne, toliau. Žiūrint per turto klases, šiai dienai didžiausias segmentas yra ofisai, bet jeigu žiūrim tendencijas 24 metais, ofisai yra tas segmentas, kuris pas mus labiausiai traukiasi, o priekybinis segmentas tas, kuris labiausiai augo. Ir prasidėjus COVID-ui mes iš tikrųjų turėjom tokių nerimo, kaip seksis tam priekybiniam segmentui, visi prognozavo priekybos augimą, tada buvo dėl galimų ekonomikos sulėtėjimų, manoma, kaip nuomininkai atsilaikys ir kaip taip įtakos priekybos centrus, bet tos rizikos nepasiteisino, matom, kad tiek apyvartos, tiek klientų srautai atsistatė ir rezultatai yra geri, tai manau, tiek 24, tiek žiūrint į ateitį, tas segmentas išliks pageidaujamas. Ofisai dėl, sakykime, galimos tokios pasiūlos paklausos disbalanso artimiausiais metais gali būti kažkiek vertinama konservatyviau, bet, sakykime, tie aukštos energetinės klasės, nauji ofisai su gerais nuomininkais, su santykinai ilgom nuomos sutartim, jie išliks paklausus, manau. Ačiū už atsakymą ir aš gal pridėsiu, dalyvavome Londone praeitą savaitę diskusijoje, ar ne, apie prekybos turtus, tai tiesiog jie vadinami, ar ne, Feniksų pakilusių iš pelenų. Tai tiesiog, jeigu yra verslo atstovų, tai supraskite, ne, kad šie metai taip pat jūsų metai, ar ne, yra. Ir gal su Martynu noriu daugiau pakalbėti apie biurų rinką. Kiek minėjo jisai, kad jų santykis, ar ne, biurų finansavime ir šiaip portfeliai yra gan didelis, tai tiesiog ar bijote struktūrinių pokyčių, nes Europoje iš esmės, ar ne, aš jau nekalbu apie Ameriką, biurai išgyvena gan sunkiausius laikus iš tų standartinių komercinio turto klasių. Tai tiesiog ar bijote ir kas vyksta, ar ne, pas jūs banke vertinant šiuos turtus klientų atžvilgiu, kai nori finansuoti? Gal čia pradėsiu nuo tokio platesnio konteksto, kad visumoje iš principo Swedbank yra žemos rizikos bankas ir atitinkamai ir projektus pasirenkam tie, kurie yra žemos rizikos. Reiškia, kad jie mažiau jautrus įvairiam rinkos pokyčiam arba jeigu tie pokyčiai ir įvyksta, tai yra pakankamai buferių tiem pokyčiam amortizuoti. Kas dėl pačių biurų, tai praeitais metais šitas segmentas sudarė didžiąją dalį augimo, tikriausiai 70% viso to augimo. Finansavom tiek A klasės, tiek B klasės biurus. Didžiausias iš B klasės biurų buvo Technopolis. Nežinau, girdis ar mikrofonas čia veikia? Veikia, gerai. Bet, pati rinkos gal dinamika šiai dienai nėra tokia palanki. Šiais praėjusiais metais turėjom rekordiškai mažą pasiūlą, mažiau nei 40 000 kvadratinių metrų Vilniaus mieste buvo pastatyta ir paleista rinka ploto, bet vakancija, nepaisant tokio skaičiaus, kur ten anksčiau būdavo įprasta po 100 000 kvadratinių metrų statyti, vis tiek sugebėjo išaugti. Šiemet mes turėsim, nuskaičiuojam, bent 80 000 kvadratinių metrų pastatytą, tai galvojam, kad ta vakancija vienareikšmiai išaugs į dviženklį lygį, tik tais tiek, kad tas rinkos vidurkis vėl vidutinė palatos temperatūra, tai galvojam, kad bus tam tikri namai, kuriuose ta vakancija bus pakankamai didelė ir namai, kuriuose jinai bus maža. Tai susibalansuoti rinkai reikia laiko, galvojam, kad užtruks apie 2-3 metus. Tai čia ir skaičiau, Arvydo straipsnis neseniai buvo, kad susilaikykit 2-3 metus nuo statybų. Tai panašiai galvojam. Bankuose visada fokusas buvo ir yra į pinigų srautą, į tvarų pinigų srautą. Tai jeigu nebūdavo iš ankstinių nuomos sutarčių ar tam papildomų garantijų iš akcininko, tai to finansavimo ofisam nebūdavo.
Dabar rinka yra pasikeitus, yra sinergija su obligacijom, kur obligacijų pirkėjai prisiema tą išnuomavimo riziką. Tam tikrą laiką tai pasiteisino, dabar matom, kad kai kurie biurai jau pastatyti, prafinansuoti obligacijom, bet užimtumas ten kol kas minimalus. Tai dar reiks to viso palaukti. Tai struktūriškai tikriausiai taip matyčiau. Supratau, ačiū, Martynai. Giedriu, jeigu trumpai gali pakomentuoti, ar ne, ką jūsų bankas myli ir ko nemyli. Tas pats, ta pati tema. Mes tokių gal bjaurių ančiukų statusų neturime, mes gal labiau žiūrim į tuos irgi projektų parametrus ir aišku tą gyvybingumą. Tai yra būsimas rautas arba esamas, kiek jis tęstinis ir kiek akcininkų parama, jeigu kažkas sunkiau. Tai čia tokie klasikiniai turbūt dalykai. Tai dar kai kada juokaujam, finansuojam tiek, kiek matom per langus, tai CBD ir konkuruojam ten visi. Tai ofisų nebijom, aišku, tai yra disbalansas tam tikras, padidėjusios vakancijos, bet tai tuo pačiu matom ir galimybės, galbūt keisis, kaip sakyt, nuosavybės, keisis akcininkai, investuotojai, tai mes matom gal kaip tik galimybės, kainos gal pamažės, tai čia bus ta rinka gal net aktyvesnė, tai proga mum irgi sudalyvauti. Tai to ofisų rinkos tikrai nebijom. Jeigu parametrai ilgalaikės nuomos ir tvarus nuomininkai, tai čia viskas ok. Taip pat norim būti aktyvus logistikos sandėlių segmente. Kas daugiau, PPP minėjau, tai čia kita tema. O galbūt viešbučiai, tai sakyčiau, gal taip atsargiau žiūrim, bet šitie segmentai mums visi įdomus. Pasikartosiu. Ačiū, Giedriau. Tai matome ir šitos diskusijos, ar ne, ką ir Nerijus rodė, kad vartotojai kokie lūkesčiai yra, kad Lietuva dominuoja, ar ne, vadinkim, ir turi pozityviausius Europoje, tai iš bankininkų taip pat nematom didelių, ar ne, vadinkim, baimių, iš esmės yra rizikos prisėmimo laipsnis, kur yra mažesnis, ar ne, ir jie automatiškai vyšnaitas tiek išsirenka, ar ne, ir pati rinka, ar ne, nėra pas mūsų didelių turbulencijų tiek biurų rinkoje, tiek prekybiniam sektoriui, tiek logistikos. Tai ačiū už komentarus. Pereikime į konkrečius, kas gal klausytojams, auditorijai būtų įdomu išgirsti konkrečius pavyzdžius ir konkrečius projektus. Ir galite sėkmingus, galite nesėkmingus, turbūt ar nevardinsit labiau sėkmingus, kuriuos pastaruoju metu finansavote, ne, ir kuo šie projektai įsiskyrė finansavimo požiūriu. Tai Giedriau, gali pradėti iš tikrųjų, paskui toliau. Gal čia vis tiek turbūt dar neužduotas klausimas, ar finansuoja tą residential gyvenamąją statybą. Čia toks irgi dažnas labai klausimas. Tai iš tiesų esam labai selektyvūs. Dirbam tik tai su ilgalaikiais savo klientais, kuriais pasitikim, kurie žino ir valdo statybų riziką. Aišku, ir gali po to parduoti, turi marketingo komandas ir jaučia tą visą rinkos trendą. Tai turbūt čia esam tokie pikiai, tai yra nemasinis produktas, kaip būtų gaila, vis aišku labai yra intensyvus visam administravimui ir tie kreditai paprastai labai greitai baigėsi. Tai šitos dalykus irgi darom, bet labai taip, gal sakyčiau, kukliai ir atsirenkant. Bet šiuo metu matom, kad užklausų ir matyti ir patys vystytojai labai palūkanų normų mažėjimas, tai leidžia jiem turbūt planuotis tas statybas ir aktyviau tą daryti. Tai gal čia taip pakomentuosiu apie galimybės taip pat. Ačiū Giedriui, ir Giedrius taip pat atsakė, ar ne, į klausimą, nes auditorijos buvo klausimas, kada didesniems bankams būsto vystymo finansavimas vėl taps įdomus. Tai Giedrius tam tikrus kampus, ar ne, pasakė, tai tiesiog tęsiam toliau, ar ne, apie konkrečius pavyzdžius ir jeigu galime įterpti, ar ne, gyvenamąją rinką, ar ne, vystymo prasme, tai tiesiog paprašysiu Gedimino pakomentuoti. Taip, tai matom labai aiškiai, turbūt bankai labai mato iš būsto paskolų portfelio tendencijų, kaip keičiasi ta gyvenamoji rinka ir, sakykime, 24 metais pirmas pusmetis buvo iš tikrųjų lėtas. Bet antras pusmetis, ypač spalis, lapkritis būsto paskolų atžvilgių buvo labai aktyvus ir kai kuriais atvejais net rekordiniai. Tai matom tą gyvenamosios paskirties objektų, sakykime, tą paklausos atsigavimą.
Atitinkamai kažkiek koreguojam savo politiką ir strategiją ir lankščiau žiūrim į šitą segmentą. Prieš tai buvom pakankamai tokias griežtesnės sąlygas nusistatę, bet matom perspektyvų žiūrint į ateitį. Bet kokiu atveju tai išlieka irgi, kaip minėjo Giedrius, labiau tokie selektyvūs gerose lokacijose esantis objektai ir mums svarbiausia yra vadinami preseilai. Tai išankstiniai pardavimai, kurie parodo tam tikrą objekto paklausą. Kalbant gal apie kitus segmentus, tai kaip minėjau, buvo aktyvus prekybos objektai ir kita galbūt niša, tai yra tie PPP projektai. Pastaraisiais metais finansavom karinius miestelius, finansavom policijos komisariatą, tai manau, šitas segmentas irgi išlieka gana paklausus ir aktyvus ir matom tą rinką augantį, jį turinti savo jau nusistovėjusias tam tikras taisyklės ir struktūrą. Jeigu kalbėt apie tam tikrus nišinius segmentus, tai pas mus mes turim net išsiskyrę tokie social infrastructure, tai yra švietimo, gydymo įstaigos ir panašus objektai, jų nėra dar daug, bet matom tam nemažai potencialo tiek finansavimui, tiek rinkos augimui. Tai turbūt ir galbūt residential for rent irgi matom, ta rinka auga, profesionalėja, atsiranda įvairesnių objektų ir kur būtume linkę labiau praplėsti savo ribas. Supratau, ačiū. Martynai? Irgi pradėsiu gal nuo gyvenamosios, kad įvesti tam tikrą tokį kontekstualumą. Tai gyvenamosios finansavimas tame milijarde grubiai sudaro apie 1-2% šiai dienai Swedbanko paskolų portfelį, tai tikrai labai mažai. Priežastis tos pačios, ką Giedrius minėjo, įdomiausia gal dalis yra residential for rent. Bėda ta, kad tokių projektų labai yra mažai šiai dienai rinkoje. Bet labai aiškios priežastys, kodėl taip yra, nes ten tikrai maža grąža. Per pastaruosius tikriausiai 2 metus tuos residential for rent 2 projektus turėjom, kurios prafinansavom, vieną praėjusiais metais, kitą užpraeitais metais. Į ateitį norėtum daugiau. Kas link dėl gyvenamosios vystymo, tai ką irgi Gediminas minėjo, tai preseilai kritinis dalykas, nebent yra alternatyvus rizikos mitigatoriai, kaip ten akcininko garantijos, kurios galėtų kažkiek tą pakeisti, ar alternatyvus pinigų srautą generuojantis turtas, tokiu atveju esam lankstesni. Ir aš dar pridėsiu salės klausimą, iš tikrųjų, klausia salė ar ne ir domina, ar mažės preseilų reitas. Tiesiog gyvenamėjam projektą. Mes tą preseilų reitą apie 30% minimalų kaip reikalavimą matom, tai jis galvojam ir išliks, tik tiek, kad praėjusiais metais tą tokį preseilų reitą buvo nerealu pasiekti, ką dabar matom su atsigaunančia rinka, kad jau tampa realu tą preseilų reitą pasiekti, tai galvojam, kad tų projektų šiais metais tikriausiai turėsim. Kas dėl kitų sektorių finansavimo, tai gal įspūdingiausias buvo Technopolio sandoris, kuris buvo didžiausias finansavimos Baltijos šalyse ten 23 metais, bet užsidarė pats sandoris 24 ir šiaip ofisų įsigijimo sandoris Baltijos šalyse ever savo suma didžiausias buvo. O iš tokių gal įdomesnių, kurie su NT glaudžiai susiję, bet turi kitą kampą, tai ta pati daugiabučių renovacija, tai praeitais metais 130 milijonų daugiabučių renovacijai suteikėm ten per tokią platformą, tai čia tuo pačiu prisidedam prie tvarumo tam ir daugiabučiuose, bet tikim, kad žiūrint į ESG visus reikalavimus komerciniam nekilnojamam turte, tai manau, kad ateityje bus ne tik įsigijimų ten finansavimas, ne tik statybų finansavimas, bet tame tarpe ir renovacijų finansavimas, žiūrint į visą griežtėjančią reguliacinę aplinką. Ačiū už atsakymus. Mes diskusijose ir spaudoje, ar ne, Gediminas šiek tiek minėjo, ar ne, PPP projektus, karinius miestelius, girdime dabar ypač, ne, Rūdininkų karinio poligono statybas.
Tai klausimas jums, ar ne, ar investuosite į mūsų saugumą, ar yra ten laisvės jums kaip komerciniams bankams, ar ne, sudalyvauti. Tai kuris norite pasirinkite tiesiog pakomentuoti trumpai, nes turbūt ir salėje čia esantis dalyviai norėtų išgirsti atsakymą. Aš galiu trumpai, viską darom, kad investuotume. Labai smagu, kad ten gal skaidomas projektas į etapus, į dalis. Tai čia dar tokio lankstumo, tai bent jau mūsų organizacijoje tikrai darysim taip, kad čia toks gal ir garbės reikalas sudalyvauti ir prisidėti. Tai tikrai bandysim ir investuosim. Tikiuosi, kad investuosim. Ir ženkliai. Supratau. Martynai, ar turi ką pridėti? Mes gal finansuosim, planuojam finansuoti. Kas belieka sakyti, ar neinvestuoti. Šiaip tas rūdininkų projektas tikrai yra milžiniškas ir rinkoje daug hypo yra apie jį ir čia kai kalbamės tiek su statybininkais, tiek su fondų valdytojais, tiek praktiškai su bet kuo, tai visi šneka apie rūdininkus ir ieško finansavimo, galvoja, kaip sustruktūrizuoti visą projektą, kad jį laimėti. Tai tikrai esam nusiteikę dalyvausim, tikimės, kad dalyvausim didžiausią sumą iš vietinių bent jau bankų. Bet pats procesas dar tikrai ilgas ir praktika rodo, kad PPP visgi nėra tokie paprastai ir lengvi projektai. Čia tikiuosi, kad lapkričio mėnesį tas konkursas bus pabaigtas ir kad statybos lapkričio mėnesį prasidės ir finansavimas irgi galės pasileisti. To labai norėčiau palinkėti, o mes savo ruožtu labai norėsim prie to prisidėti. Supratau, dėkui už atsakymą ir mes palietėme politinį kampą, reguliacinį kampą šiek tiek, ar ne? Tai noriu pereiti į kitą diskusijos temą - reguliavimas ir ribojimai. Ar pastaruoju metu yra ateinančių teisės aktų, kad tiesiog lemia jūsų finansavimo strategijas? Ar daugiausiai išlieka žalesis kursas ir ESG? Tai Gediminai, jeigu galima pradėti. Gal vis dėlto pagrindinis, sakyčiau, su kuo susidurėm, ar kas jau tapo ir tampa standartinio kredito rizikos vertinimo parametrų kriterijum, tai yra ESG, tie visi reikalavimai, CO2 emisijos. Bankai yra įsipareigoję mažinti savo CO2 emisijas, įsipareigoję mažinti taip vadinamas finance CO2 emissions. Tai natūraliai siekiam finansuoti tuos tvaresnius projektus. Nekilnojamo turto srityje galbūt šiai dienai dar nėra, taip sakykime, daug reikalavimų. Pagrindė žiūrime per energetinį efektyvumą pastatų, per objektų amžių ir naujesni energetiškai efektyvūs pastatai gali gauti didesnį skolos lygį, ilgesnius grafikus, geresnę kainodarą ir panašiai. Atitinkamai mažiau energetiškai efektyvūs gali turės prastesnės sąlygas arba tas finansavimas apskritai gali būti labiau ribotas. Tai turbūt tiek. Ačiū. Ar Martynai, Giedriau, norite pridėti dar šitoje temoje? Aš manau, puikiai atsakė Gediminas, nes taip, tos pačios diskusijos, galbūt ESG tai labiau per efektyvumą, naudingumą pastatų ir aišku, amžius turbūt pas mus tai ypatingai labai žiūrim, kad nebūtų seni daiktai, seni pastatai. Tai jeigu jie ir senesni, tai kas buvo daroma, kad jie atitiktų bent jau ir kokia jų ateitis. Tai toks trumpas būtų komentaras. Ir aišku, turim tas savo grupės portfelio žalumą iki 50 metų, kad jis būtų neutralus portfelis, tai natūraliai mus verčia žiūrėti į pakankamai naujus statinius. Jo, aš gal truputį papildysiu, tai tikriausiai pagrindiniai pasikeitimai būtent ESG yra srityje ir dabar ateina energinio naudingumo direktyva, kuri 24 metų balandį buvo priimta Europoje ir čia per 2 metus turi būti perkelta į vietinius teisės aktus. Tai kelis dalykus padarys, tai suvienodins tuos sertifikatus, nes šiai dienai ten A klasė Lietuvoje nelygų B klasė Latvijoje, Estijoje ar ten Švedijoje ar kitoje šalyje. Ir tikrai turim tų didelių nesusikalbėjimų ir sunku palyginamumą, tai tas bus pakeista.
Kitas dalykas, kad bus nustatytas minimalus energiniai efektyvumo reikalavimai ir turtai, kurie jų netitinka, turės iššūkių. Tai pavyzdžiui, numatyta, kad ten iki 32 metų turės būti renovuota 26% mažiausiai energiškai efektyvių pastatų šalyje. Tai kaip tą reikės padaryti, kaip tas bus nuspręsta, vyriausybių klausimas didelis, galbūt atsiras tam tikri disponavimo ribojimai ir panašus dalykai, kur jau turim tokių pavyzdžių tame tarpe ir užsienio rinkose. Tai šitas. Tada, jeigu žiūrėti į tai, ko jau šiai dienai prašome klientų, tai visada prašom dabar energinio naudingumo sertifikatų, kuriuos atidžiai analizuojam, prašom faktinių energijos suvartojimų. Ir tada šitos duomenis lyginam su, kaip Giedrius minėjo, iki 50 metų irgi turim tikslą tapti klimatui neutraliu banku. Tai tas priklauso ir nuo mūsų klientų portfelio pirmiausia. Tai ant kiek mūsų klientai atitinka klimato, tarkim, tuos tarpinius tikslus, KREMPF yra toksai, kad iki 30 metų turi emisijos iki tam tikro lygio sumažėti. Jeigu matom, kad kliento emisijos iki 30 metų pagal esamą statusą ar ne, pastato nepasieks šito lygio, tuomet prašom kliento tam tikro tranzicijos plano, ką jisai faktiškai padarys, kokias investicijas padarys, kad šituos reikalavimus atitiktų. Ir jeigu vėlgi to nėra, tai tada dažnu atveju gali išvis nebūti finansavimo. Bet, ką Gediminas minėjo, energiškai efektyvūs pastatai, ten, kur savininkai jau dabar investuoja, tai tikrai dėl jų konkurencija rinkoje didelė ir auks ir čia tos sąlygos, kur ten geresnės maržos, didesni užskolinimo lygiai, ilgesni grafikai, būtent tą konkurenciją ir lemia. Mažesniem klientam, kurie energiškai efektyvūs, ten irgi turim specialius oferius, ten 50 bazinių punktų nuolaida nuo standartinio kainyno, tai irgi savo ruoštų taip stengiamės prisidėti. Supratau, dėkui Martynai. Martynas įvardo, ar ne 50 bazinių punktų, Gediminai Giedriu, kiek pas jūs, ar ne, kainodara skiriasi, grafikai išilgėja, jeigu aš esu, ar ne, turiu žalesnį turtą, esu žalesnio turto savininkas, ar galit kažkokius skaičius įvardinti savo ar? Ta konkurencija jau tokia, kad ten dar mažint, tai nežinau, ar būtų jau ten vietos, tai dėl tų gerų objektų ten jau ir taip viskas labai gan patrauklų ir žemai. Tai aš manau, čia gal tik tai per tą grafiką galima kažką pabandyti dar paspaus, bet kaina tai jau, manau, jau viskas įskaičiuota, pasiūlyme būna. Pauliau, jūs vis tiek kaip IK Asset Management investuojate ir Lenkijoje, ar ne, tai gal gali palyginimą pateikti, ar Lietuvoje čia tos sąlygos bankų konkurencingos energiškai efektyviem pastatam lyginant su Lenkija, ar kaip atrodo? Ačiū, kad moderatorius rolę perėmė. Tai jeigu trumpai dabar pajuokauju, tai taip mes finansuojamės, iš tikrųjų ženkliai nesiskiria grafikai ir paskolų, vadinkim, ar ne, kainodara. Pagrindinis dalykas, kas skiriasi, yra didesnė konkurencija. Tarp bankų, ar ne, yra ten nuo 5 iki 10 ar 15 žaidėjų, kurie konkretų projektų finansuotų ir tiesiog tu gali pasirinkti, ar ne, kas liečia, ar ne, reguliacinę aplinką, kokius ten parametrus reikia teikti, ar ne, kas jiem rūpi ir iš esmės tau paprasčiau yra. Ar verslo planai lengviau dėliojasi? Taip, nes iš tikrųjų grafikai tam tikri bankai vertina off-biuro pastatus, tarkim, vokiečių bankai gali duoti iš vis evergreeną, tiesiog paskolą ir tiesiog mokėti tik palūkanas, interest only, tai kas mum investuotojams kaip fondui pakelia grąžą, faktas, kad sukelia problemą, jeigu reikės refinansuoti, nes tiesiog nenumortizuosi paskolos, bet tikrai mes galime rasti patrauklesnių sąlygų tam tikrų, ar ne. Iš žalumo pusės, kas liečia iš tikrųjų čia aktualus klausimas, žalumo pusės mes susidurime su iš tikrųjų iššūkiais, nes yra tikrai daugiau biurokratijos, mūsų prašo ir dekarbonizacijos ataskaitų, mūsų prašo, kaip ir jūs minėjot, jūs irgi klientų prašot, bet ten yra jau, vadinkim, tokie pažengę 3-4 ar ne dar žingsniais, kur jau klientai net įpratę ir dar, vadinkim, mes, jeigu norim didesnę kainodarą ir ten turim aišku planą turėti, paruošti veiksmų planą, verslo planą ir iš esmės, vadinkim, kaip sakyt, darbo mums yra ženkliai daugiau. Tai čia toks trumpas komentaras. Dabar grįžkime apie diskusijos antrą dalį, kaip ar ne būti bankiniu klientu. Tai rizikos vertinimas iš jūsų pusės. Tai kaip vertinate projektus ar ne kliento atžvilgiu ir kaip žiūrite ar ne, šiek tiek kampus palėtė, bet tiesiog kai
klientas, ar ne, yra, tai ką daugiausiai žiūrite, ar ne? Yra ar vystymo projektas, ar tiesiog stabilus nekilnojamo turto objektas finansuojamas, tai kokie pagrindiniai kriterijai, kur bedate, ar ne, pirštu? Giedriau, jeigu galima. Trumpai, nes matau laikas jau į pabaigą, tai aišku, tas galbūt akcentas į srautą, kaip jisai, koks srautas bus generuojamas ateityje ir kiek jisai tvarus. Tai čia jeigu apie ofisus kalbant, tai tas ir voltas, ir žiūrim, kiek tos ilgos sutartys ir kiek tie nuomininkai yra pajėgus savie nesikeis, nes matėm ir paskutinį atvejį ofisuose, kad staiga tos žvaigždės sudega ir išeina iš to ofisų ir lieka tuščias po to aukštas vienas ar kitas. Tai į tą tokį nuomininkų struktūrą žiūrim, į būsimo esamo srauto turbūt tą tvarumą. Tai čia pagrindinis turbūt mūsų ir aišku akcininkai, kas tą projektą vysto ir kas už jo stovi, su patirtim, su lokacija, tai gal tokie būtų komentarai. Gediminai, gali pakomentuoti. Kas jums svarbiausia vertinant klientus? Pirmas ir turbūt pagrindinis, tai generuojamo srauto prognozuojamumas ir tvarumas. Tai yra nuomininkai, nuomos sutarties sąlygos, nuomos sutarties terminai. Tai čia turbūt kertinis kriterijus. Vystyme ypač svarbu patirtis su vystytoju, su klientu, ypač jeigu tu turi patirtį per tą visą ekonominį ciklą praėjęs ir matęs, kaip klientas, kokių priemonių imasi, kai yra sudėtingesnė situacija, tai yra didelis privalumas. O tada jau eina visi standartiniai, antriniai, tai yra lokacija, alternatyvus panaudojimas, skolos lygis ir kitos sąlygos. Ir turbūt nekilnojamam turte labai svarbu tas, skin in the game, kaip mes sakom, ar ne, nuosava dalis, kiek klientas dalyvauja savomis, lėšomis, kad esant kažkokiai sunkesniai situacijai mes turėtume tą sualainintą interesą, suvienodintą interesą spręs problemas, jeigu tokio atsiranda. Dėkui, Gediminai. Ir Martynai, kokie klientų iššūkiai ir vadikim, kai vertinate, ar ne, pagrindiniai? Ir iš jūsų pusės, kur tas rizikos yra, kai klientus vertinate? Gali pratęsti diskusiją. Tai gal tie pagrindiniai 3 dalykai, kuriuos tikrai žiūrim, tai yra srautas, turto likvidumas ir akcininkas. Yra tam tikrų higieninių dalykų, tai tarp jų, sakyčiau, tie visi pažink savo klientą, KYC AML reikalavimai, tiek tvarumas, bet čia matyčiau labiau kaip higieninius, nei kad tuos lemiančius faktorius. O gal toks vienas iš iššūkių, bet čia jau ir vėliau kitose panelinėse diskusijose bus matoma, kad reikia suprasti, jog bankai dengia tik dalį viso to finansavimo spektro ir tikriausiai tą žemiausios rizikos, žemiausios kainos. O klientų poreikių būna įvairių, kur galbūt nėra srauto, bet yra didelė turto vertė ir ten turtas bus išvystytas ir bankai nedaro tų lombardinių, taip vadinamų paskolų, kur nėra srauto, bet didelė turto vertė, tai aš tau ten kažkokį procentą, 30 ar 40 ar 50% nuo turto vertės paskolins. Bet tai nėra blogi projektai, tai tiesiog yra kito rizikos profilio. Ir labai gerai, kad vystosi ir kiti rinkoje finansavimo segmentai, kurie tuos kito profilio poreikius geba ir patenkinti. Tai kas visai rinkai prideda ir brandos, ir likvidumo, ir tokios, sakyčiau, sinergijos. Tai gal toks tas būtų komentaras, nes tiesiog vis dar pasitaiko tų atvejų, kur tikrai geras klientas, bet kreipiasi šiek tiek ne tuo adresu, nes ateina į banką, čia kaip, nežinau, maisto prekių parduotuvė ateit ten pirkt karutį, tai, tų karučių ten kartais būna, kaip ten kokiam Lidle per kokią ten akciją, bet tai va čia tokie vienkartiniai kartai, bet tiesiog reikia eiti į tą parduotuvę, kur ten tinkama. Tai auditorijai patarimas nesumaišyti elektroninių adresų, pradėti vardą ar ne, bet pažiūrėti, į kurią pavardę rašote. Tai dėkui Martynai, labai geras komentaras iš tikrųjų ir bus natūrali įžanga į sekančias paneles, diskusijas, kur kalbės daugiau apie alternatyvų finansavimą. Ir dėl laiko ar ne limito mes gal kelis dar klausimus bandysim atsakyti. Man vienas ir toksai, vadinkim, įdomesnis, ar ne, kaip ir sakė Martynas, dėl rizikos spektro, ar ne, yra jų klientai, ar ne, ir tam tikri projektai, kur ta gama yra ribota, bet tiesiog komentaras iš salės, ar ne, ir klausimas, aktyvus jūs esate Baltijos šalyse, bet yra strateginių tikslų priesės į Lenkiją ar
ar centrinė rytų Europą? Jeigu nežinau, iš strategijos pusės, ar yra tokių diskusijų viduje, ar čia tiesiog, kuris galite atsakyti? Iš Luminoro pusės tai mes esam išskirtinai Baltijos šalių bankas, Lietuva, Latvija, tai artimų metų neturim planų plėstis į kitas rinkas. OPI taip pat, Baltika yra namų rinka, bet aišku, Suomija pagrindinė, tai kol kas be plėtros planų. Swedbank irgi namų rinkos yra Baltijos šalis, plus Švedija, dar turim Norvegijoje ir Suomijoje tuo pačiu dalį verslo, bet kol kas plėtros planų į naujas rinkas neturim. Supratau. Ir dar vieną klausimą paimsim iš auditorijos. Kada laisvės konservatiškumas naujoms NT kryptims kaip co-living ir turbūt Giedrius prieš tai minėjo, ar ne, viešbučių sektorių galima prijungti tiesiog. Ar turite tokių įžvalgų ir komentarų, kaip pas jūs bankė politika bus su šiais sektoriais? Co-livingas, manau, tai jau vyksta, ta prasme, tikrai aktyviau žiūrim ir pagrindinis turbūt, kas tai lemia, kad atsirado šitų projektų, atsirado tam tikra istorija, matom jų užimtumus, matom jų rezultatus, matom, kaip sprendžia tam tikras situacijas, problemas, kokia yra kaštų struktūra. Ir tai mums duoda daugiau duomenų analizai ir galimam finansavimui. Tai, manau, tai vyksta. Konkrečiai, jeigu apie viešbučius kalbant, tai yra pakankamai specifinė ir gan siaura rinka, tai manau, čia kažkokių pokyčių, bent jau iš mūsų pusės neturėtų būti. Ačiū. Gal Swedbanko išskirtinumas yra tas, kad viešbučių segmente esame jau seniai, juos finansuojam, bet aišku labai selektyviai, tai tas paskolų portfelis šiai dienai ten sudaro apie 80 milijonų eurų, pagrindė tikriausiai Vilniaus, sakyčiau, didėjai viešbučiai su tarptautiniais vardais. Ateityje irgi tą segmentą planuojam finansuoti, bet tikrai labai selektyviai, nes daugelį bankų viešbučiai yra apskritai blacklistas, į kurį neina, mes finansuojam, bet tik todėl, kad turim tam tikrą strategiją, tam tikras sąlygas, kurių laikantis, net ir per COVID sugebėjom nepatirti nuostolių ir Invegai nereikėjo mūsų banko portfelio gelbėti, kaip nekatros bankus. Kas link dėl co-livingo, tai tikrai perspektyvų segmentas, manau, kad jame būsime. Kodėl jame nesam, tai čia, ką dabar nepamenu, kas minėjo apie skin in the game, gal Gediminai tu, kad vystytojai dar net šitas segmentas visgi buvo pakankamai nišinis, ar ne, ir vystytojai, kurie įėjo, daugeliu atveju buvo pakankamai nauji, kurie dar neturi tos didelės kapitalo bazės, tai jiems reikėjo pakankamai aukšto finansavimo sverto. Tai buvo realiai pagrindinis iššūkis, kodėl mūsų ten dar nėra, bet tikim, kad tam portfeliui plečiantis, diversifikuojantis, rasim sprendimų, kaip jame dalyvauti. Ačiū už atsakymus. Ir aš pabaigsiu iš tikrųjų pozityvę žinutę. Buvo apklausa jums dalyviams, ar manote, kad bankai yra pakankamai aktyvus finansuojant komercinio NT projektus? Tai iš dalies ir taip, ar nemano daugiau negu 80% respondentų. Tai duoda ar ne stimulo, kad pasakyti, kad bankai, ypač standartiniai bankai, ar ne, kur kliento rizika yra svarbu, ar ne, ir rizikos laipsnis, ir grąžos santykis, ar ne, yra labai svarbu. Tiesiog aktyviai prisideda prie ekonomikos skatinimo finansuojant NT projektus. Tai džiugu matyti, ar ne, kad pozityviom nuotaikom galim baigti ir ačiū labai už konstruktyvę diskusiją. Ačiū tau.